Sveiki visi, išvažiavome su Augustu paieškoti sniego ir pasivažinėti miško keliukais. Gaila tik, kad aplink Šiaulius nelabai prisnigo ir išvažiavus iš miesto neradome jokių pusnų. Nieko tokio, vis tiek reikia pravažiuoti savo laiko patikrintų maršrutų, balos tos pačios, tik metų laikas kitas. Buvome čia dar pavasarį, tai įdomu ką rasim. Kadangi roveris po daugiamėnesinių taisymo darbų, tai noris kuo ramesnės kelionės ir grįžimo namo savo eiga. Ir taip sau ramiai važinėjant po mišką ir planuojant iš vis nieko nefilmuoti, privažiavome prie traktorių keliuko. Pagalvojau, kad neturėtų čia būti nieko sunkaus. Gal geriau nebūčiau, tai pagalvojau. Šitas. Čia jau jisai sušalęs į ledą. Kaži, laušime ledą ar neįlaušime? Kaip nejauku. Turim bent jau vaizduoklį pažiūrėti, kaip čia giliai važiuosim. O kurmė. Gerai, reikia susirinkti vaikus. Ragas čia, Augustėlį, tikrai nebegrįžinėsiu aš tavęs pasimti. Lipk į mašiną, bandysime kaip nors per aną pusę išvažiuoti. Oi, nesąmonės, jie man ramiau kaip nors važinėti, vieniem esant. Nevažiuoju ten, kur aš noriu. Visiškai pakibame šią. Gerai iš vis iš čia išvažiuoti ir tada apsisukus varyti namo. Tikrai? Aš taip norėčiau jau. Mama išvažiavo. Ne iki galo. Beveik. Turu pužė. Valio! Nežinau, ar aš noriu tą ledą daužyti bamperiu. Jaučiu, kad nenoriu. Ar jie apsimaus briklinę? Nu, jeigu su britkelnėm išsidaužyčiau ledą, pravažiuotume. Sakai, reik? Nereik. Reik. Aš noriu pažiūrėti, kaip tu daugiau ledą. Aš padėsiu vačiu. Gerai. Taip. Vis dėlto roveris ne ledlaužis, reikia prasimušti ledą, kad galėčiau pravažiuoti. Ir šiaip pažiūrėti, koks čia gylis, nes eina peklom. Nejauku maksimaliai. Nejauku. Eina savo kaip minkšta. Čia kur provežos, tai giliai iki kelių. Kiek čia da to ledo? Pekla. Prarijo mane žemė. Ko tik nepadarysi, kad namo grįžti. Ane? Tokia nepakelsi. Tokį jau
Pakelsi. Nu gerai. Čia gerai, čia gerai. Čia nesai. Gerai. Jau tuoj galėsiu lėkti aukštėlį. Iški gilu, bet ne tragiškai. Čia va per vidurį, tai giloka. Gerai, prasikirtom ledą per šitą griovį. Griovį kelią traktorių važinėjimą, dabar bandysiu pervažiuoti. Tikiuosi ne per gilų, nes vandens tikrai gerokai virš mano kelio. Tai reikės bandyti kažkaip tai nestojant greit prašokti per tą griovį. Oh my god. Prasivalom ledą. Ledą. Gerai, tai čia aš dar kur buvau važiavęs, dar nebuvo gilų reiškės. Nu bandykim. Kas beliek? Kam tą mašiną taisom, jeigu nesulaužyta, ne? Pavyko, tikiuosi nieko nesulaužiu, nes tikrai girdėjau, kaip dugno apsauga, kur yra tik virš variklio, kol kas braukėsi per suledėjusią žemę, per ledus. Buvo labai baisu. Spaudžiau gazą iš tos baimės, kas galų gale pasiteisino, bala įveikta. Nežinau, ar verta buvo, akivaizdu, ne? Ar buvo įdomu? Jop, gerai. Augustas padėjo ir roveris įveikė. Fantastika. Tikėkimės nieko nesulaužiam. Taip giliai brisdami. Gerai yra. Gerai. Pabandysim ir važiuoti ir skristi. Senai tą bedariau. Ta džiugiena ta, kad nieko nesulaužėm griovyje, nusprendėm nusukti link vieno sunkesnio miško keliuko. Na, kad pasitikrinti, kiek užšalęs miškas ir kokio gilio balos jame slepiasi. Tiesa, tas traškėjimas, kuris labai primena granatos gedimą, neramina. Tai gal šįkart reikės ieškoti problemos nelaukiant visiško sustojimo ir važiavimo namo traktoriais ir tralais. O kad traška, supratau tik namo grįžęs ir pažiūrėjęs filmuotą medžiagą. Garso izoliacija roveryje nepadeda. Oi, tas šakos. Kad arti. Na, jėtų. Gal vis tik patraukim. Oi, kaliūžas
Tai dar medis. Nesitikėjau tokio kaliūžo, nesitikėjau. Kokio velnio čia toks kaliūžas? Labai gili bala. O aš galvoju, kad žiemą pasirodo, jeigu giliai kasi, vis dar ne žiema, vis dar pavasaris. Jėzus Marija. Švarus, gražus, tik apkibę sniego grįšim. Labai klydau. Labai klydau. Trumpa pertraukėlė pasidžiaugti sniegu ant kalniuko ir judėsim toliau. Gal tik slidinėjimo priemonė galėjo būti kiek greitesnė. Provežytės. Provežytės. Nu, ar pakipsim ant pilvuko, ar nepakipsim? Be problemų. Čia dar irgi gali būti siurprizo. Ui, šakus. Čia kartais būna daug vandens ir ledo. Gal ne šį kartą. Viskas lengvai. Gerai. Varom namo. Gerai, diena į pabaigą, kol mašina važiuoja savo eiga, nebenori bandyti sėkmės, lėkiam namo, dar prieš tai plovyklą, nusiplauta bjaurų purvą ir viskas, ilsėtis. Šeštadienis, sniego gal kiek mažiau nei tikėjausi, bet dar miškas neužšalęs, taip pat teikia savo siurpriziukų. Ir tas ledo kapojimas, prisiminiau, kaip esu ledą kapojęs kitose upėse. Nelabai malonus užsiėmimas, bet kažkaip norėjos pravažiuoti. Gerai, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.